Sveikas prekiautojau, sveikinu prisijungus prie šios dienos mūsų seminaro internetu, kaip slankieji vidurkiai yra naudojami priekyboje. Taigi, kviečiu sustabdyti video šioje skaidrėje ir susipažinti su rizika susijusia su priekyba ir pateikiama informacija yra tik orientacinio pobūdžio, nėra nei pasiūlymas, rekomendacija ar kvietimas pirkti ar parduoti. Visa pateikiama informacija remiasi praeities duomenimis ir praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Taigi, šios dienos seminaro tema yra būtent apie slankiuosius vidurkius ir indikatorius, kurie yra taip pat susijęs su slankiaisiais vidurkiais. Šio seminaro metu sužinosime, kas tai yra slankieji vidurkiai, kaip jie yra naudojami ir kokie dar indikatoriai yra būtent sukurti slankiųjų vidurkių pagrindu. Tai yra konvergencijos ir divergencijos histograma, kitaip vadinama MACD indikatoriumi ir Bollingerio ribų indikatorius. Taigi, apskritai, slankieji vidurkiai sušvelnina kainos svyravimus ir yra trendo sekimo indikatoriai, kurie neprognozuoja trendo krypties, bet leidžia nustatyti dabartinę trendo kryptį, tačiau su tam tikrų vėlavimu. Šis vėlavimas atsiranda, kadangi slankiųjų vidurkių reikšmė nustatoma pagal praeities kainų reikšmes. Nepaistant šių rodiklių vėlavimo, jie leidžia išlyginti kainos trumpalaikius svyravimus, bet to slankieji vidurkiai sudaro pagrindą, kaip ir minėjau, daugeliu kitų indikatorių. Patys populiariausi slankiųjų vidurkių tipai yra du, tai yra paprastasis slankusis vidurkis ir eksponentinis slankusis vidurkis. Šie indikatoriai naudojami trendo krypties nustatymui ir galimiems palaikymo pasipriešinimo lygiams nustatyti. Taigi, prieikime prie paprasto slankiojo vidurkio, tai yra Simple Moving Average. Tai yra aritmetinis vidurkis, kuris apskaičiuojamas pridedant pasirinkto periodo žvakių uždarimo kainą ir bendrą sumą dalinant iš periodų skaičiaus. Kaip matome, šiame pavyzdyje tai yra 10 periodų paprastasis slankusis vidurkis. Šis slankusis vidurkis naudojamas išlyginti kainų svyravimus ir nustatyti rinkos kryptį, atmetant trumpalaikius kainos nukrypimus ir trumpalaikius svyravimus. Šiaip dažniausioje praktikoje yra naudojami 10, 50, 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai. Būtent dienų tai akcentuoja, kad tai yra ilgo periodo vidurkiai. Ir vėlgi galime matyti grafike, kad kai kaina yra aukščiau slankiojo vidurkio, tuomet tai rodo kylančią kryptį, kylantį trendą. Kainai esant žemiau slankiojo vidurkio rodo kainos kritimą arba meškų rinką. Sekantis slankusis vidurkis yra eksponentinis slankusis vidurkis, kuris naudojamas išlyginti kainų svyravimą bei nustatyti rinkos kryptį, atmetant trumpalaikius kainos nukrypimus ir svyravimus. Vėlgi, dažniausiai naudojami tie patys periodai 10, 20, 50 ir 100 dienų eksponentiniai slankieji vidurkiai. Kai kaina kerta eksponentinį slankųjį vidurkį iš apačios, tai byloja apie kylančią rinką. Jeigu kaina kerta eksponentinį slankųjį vidurkį iš viršaus, tai byloja apie krentančią rinką. Vėlgi, kaip matome grafike, čia yra pateikti 3 vidurkiai ir vėlgi jie atvaizduoja tą patį vaizdą, kad mes matom šiuo metu vidurkius, kurie yra aukščiau kainos, tai rodo galimai besiformuojančią krentančią rinką. Ir trečias yra svertinis slankusis vidurkis, kurį galime pasirinkti taip pat ir naudoti jį analizuojant ir darant techninę analizę. Ir kuo skiriasi svertinis slankusis vidurkis nuo prieš tai kalbėtų 2 slankiųjų vidurkių, tai tuo, kad tai yra vidurkis, kuris yra apskaičiuojamas paskutiniams duomenims, suteikiant didžiausią reikšmę. Tai ir parodo, kad patys paskutiniai duomenys yra patys svarbiausi. Kuo ilgesnio periodo naudojamas slankusis vidurkis, tuo didesnis rodiklio atsilikimas arba
šio indikatoriaus vėlavimas. Pavyzdžiui, 5 dienų eksponentinis slankusis vidurkis bus gana arti dienos kainų lygio ir greitai pakeis kryptį kainai pajudėjus priešingą kryptimį. Tačiau į 250 dienų slankiojo vidurkio reikšmę yra įskaičiuota labai daug istorinių kainos duomenų, kurie šį rodiklį būtent kad sulėtina ir būtent ilgas periodas ir lemia rodiklio vėlavimą. Nepaistant skirtumų tarp paprasto ir eksponentinio slankiųjų vidurkių, taip pat svertinio, negalima teigti, jog vienas iš jų yra kažkuo pranašesnis už kitą. Eksponentiniai slankieji vidurkiai mažiau atsilieka ir dėl to yra jautresni naujesniems kainos pasikeitimams ir galbūt dažnesniems kainų pokyčiams. Paprastai slankusis vidurkis parodo jau tikrai viso periodo kainų vidurkį ir dėl šios priežasties gali būti labiau tinkamas kaip palaikymo ir pasipriešinimo lygių identifikavimui. Tęsant toliau, kaip slankieji vidurkiai yra naudojami prekyboje. Kaip ką tik tai minėjau, tai vienas iš slankių vidurkių panaudojimo prekyboje yra trendo atpažinimas ir tam naudojami vidutinio ir ilgo laikotarpio slankieji vidurkiai. Tai yra 50, 100 arba 100 ar 200 periodų slankieji vidurkiai. Dažniausia yra naudojami dieniniai arba H4 slankieji vidurkiai. Tai yra tuose grafikuose naudojami ilgi periodai, jie mums rodo bendrą trendą, bendrą rinkos kryptį ir tai mums padeda suvokti, kokioje vietoje mes dabar esame, ar kylančioje rinkoje, ar krentančioje. Taip pat slankieji vidurkiai atlieka palaikymo ir pasipriešinimo lygių funkciją, tai būtent dieniniam grafike ir dažnai techninėje analizėje naudojama ir dauguma analitikų išskiria 3 slankiuosius vidurkius, tai yra 50, 100 ir 200 dienų slankieji vidurkiai, būtent pagal kuriuos galime matyti, jeigu kursas yra aukščiau visų 3 vidurkių, tai būtent galime nustatyti artimiausią palaikymo lygį ties 1, 2 arba 3 slankiuoju vidurkiu. Ir atvirkščiai, jeigu būtų priešinga situacija, tai būtų pasipriešinimo lygiai. Tai vėlgi labai patogus įrankis, nes tikrai matom ir tikrai analizuojam gan ilgą periodą. Taip pat slankieji vidurkiai parodo galimą sandorio atidarimo signalą trendo kryptimi, tai naudojami labai trumpo arba trumpo laikotarpio slankieji vidurkiai, geriausia yra 2 arba daugiau ir svarbu, kad jie turėtų tam tikrą atsiskyrimą vienas nuo kito. Šiame pavyzdyje yra stebimi 3 slankieji vidurkiai, vienas žalia linija atvaizduotas 200 periodų slankusis vidurkis rodo bendrą trendo kryptį, tai yra krentanti rinka, nes grafikas yra žemiau slankiojo vidurkio ir būtent 5 ir 25 periodų slankiųjų vidurkių susikirtimas trendo kryptimi ir yra mūsų pozicijos atidarimo signalas. Prekyboje naudojant slankiuosius vidurkius labai svarbu atsižvelgti, kad patys populiariausi yra 2 iš mūsų kalbėtų 3, apskritai yra 4, tai yra paprastas ir eksponentinis slankieji vidurkiai. Šitie indikatoriai geriausiai veikia esant kryptingai rinkai ir duoda geriausius prekybos signalus būtent esant trendui. Jeigu rinkoje yra konsolidacija, vadinamas šoninis judėjimas, šie indikatoriai pradės teikti klaidingus signalus, tai yra jų veikimas bus nepasiteisinęs ir vėlgi prekyboje galbūt reikėtų naudoti kitus indikatorius, kurie veikia esant šoniniam kurso kitimui. Kadangi tai indikatoriai, kurie skaičiuoja praeities duomenis, naudojami, tarkim, ilgesnių periodų, jie pateikia vėluojančius signalus ir dažnai galbūt yra per daug vėlai gaunamas pozicijos atidarimo signalas, būtent indikatorių susikirtimo momentų, kada jau būna išsikvėpęs pats impulsas kurso kilimo arba kurso kritimo. Ir
ketvirtas dalykas yra bene svarbiausias, kad nėra tikslių 2, 3, 4 slankiųjų vidurkių kombinacijų. Tai reiškia, kad jokioj literatūroje nėra išskiriama, kokie indikatoriaus nustatymai yra geriausi ir kaip juos geriausiai naudoti. Tai dažniausia yra labai daug laisvės interpretavimui, labai daug laisvės galimiem bandymam ir galbūt tai yra gerai pradedantiesiems prekiautojams, kurie gali tikrai varijuoti šio indikatoriaus nustatymais, periodų keitimais ir žiūrėti, kokie gaunasi rezultatai būtent prekyboje naudojant slankiuosius vidurkius. Indikatorius, kuris yra sudarytas būtent naudojant slankiuosius vidurkius, eksponentinius, yra vadinamas slankiųjų vidurkių konvergencijos ir divergencijos histograma. Angliškai tai vadinasi MACD indikatorius, o MACD iš anglų kalbos šifruojasi Moving Average Convergence Divergence Indicator. Tai yra 3 eksponentinių slankiųjų vidurkių derinys, rodantis rinkos kilimo arba kritimo silpnėjimą arba stiprėjimą. Šis indikatorius parodo skirtumą tarp 2 eksponentinių slankiųjų vidurkių, tai yra trumpesnio slankiojo vidurkio reikšmę atimant iš ilgesnio laikotarpio slankiojo vidurkio. Pavyzdžiui, iš 12 dienų vidurkio atimant 26 dienų 12 ir 26 dienų eksponentinių vidurkių skirtumas yra atvaizduojamas histogramoje, o signalinė indikatoriaus linija yra 9 periodų eksponentinis slankusis vidurkis. Žinodami, kaip veikia šis indikatorius, galime pritaikyti histogramos signalus ir praktiškai. Vienas iš galimų šio indikatoriaus panaudojimo yra indikatoriaus susikirtimas, tai yra histogramos susikirtimas su savo signalinė linija, kuomet MACD histograma nusileidžia žemiau arba pakyla aukščiau signalinės linijos, tai yra galimybė buy arba kilimo atveju pirkimo pozicijos ir kritimo atveju pardavimo pozicijos atidarimui. Sekantis panaudojimo būdas yra nulinės linijos kirtimas. Tai interpretacija būtų kaip neutralios būsenos pasiekimas, tai reiškia, kad susilygina vidurkiai ir jeigu MACD ilgą laiką buvo virš nulinės linijos, o paskui kirto arba pradeda kirsti nulinę liniją iš viršaus, traktuojamas kaip pardavimo signalas ir priešingai, jeigu MACD buvo neigiamoje zonoje kelis mėnesius iš eilės, tuomet kilimas aukščiau nulinės linijos ir galbūt trumpalaikis grįžimas žemiau nulinės linijos mums rodo pirkimo pozicijos atidarimą arba vėlgi tas nulinės linijos kirtimas, jisai gali būti tiesiog laikinos korekcijos signalas. Taip pat prekybos signalam, kaip vieni iš prekybos signalų yra naudojamos prieš tai buvusių ir vieną kryptimi besiformuojančių šitų MACD indikatoriaus kalnelių palyginimas. Jei nuo nulinės linijos į viršų augančio kalnelio viršūnė yra žemesnė nei prieš tai buvusio kalnelio, arba atvirkščiai, jei kalneliai yra nukreipti žemyn nuo nulinės linijos, tai pasako, kad einamasis kainos judėjimas silpnėja. Jei einamojo dabartiniu laiko metu kalnelio viršūnė yra aukščiau paskutinio analogiškai susiformavusio kalnelio viršūnės, tuomet tai rodo trendo stiprėjimą. Naudojant šį indikatorių, vėlgi labai svarbu atsižvelgti į tai, kad MACD indikatorius gali duoti daug klaidingų signalų, ypatingai prekiaujant trumpuose perioduose, todėl rekomenduojama MACD indikatorių naudoti bent jau dieniniuose arba netgi dar ilgesniuose perioduose. Pati stipriausia šio indikatoriaus
Pats stipriausias šio indikatoriaus signalas yra vadinamas divergencija. Tai situacija, kuomet kaina rinkoje ir indikatoriaus reikšmė juda priešingomis kryptimis. Divergencija padeda išvelgti galimą trendo pasikeitimą ir grafike matome, kaip atrodo divergencija, kuomet kaina yra kylanti, o MACD histogramos kalneliai yra žemėjantis ir vėlgi tai yra pats stipriausias šito indikatoriaus signalas. Truputį įsižiūrėjus į pateiktą pavyzdį, mes matome, kad histogramos nulinės linijos kirtimas yra pavėluotas. Tai būtent šitoj vietoj ir atsiskleidžia tai, kad naudojant MACD indikatorių visos reikšmės yra vėluojančios ir tikrai nereikėtų prekyboje kliautis vien šito indikatoriaus parodymais. Tai geriausia naudoti iš tikrųjų identifikuoti galimą divergenciją, jeigu yra priešingi judėjimai rinkoje ir priešingi parodymai indikatorė, tačiau jau įsakymo atidarimo signalą reikėtų atrasti naudojant kitus prekybos būdus. Ir sekantis indikatorius, kuris sudarytas irgi naudojant slankiuosius vidurkius, yra Bollingerio bangų indikatorius, kuris yra labai populiarus ir daug prekiautojų jį naudoja. Šis indikatorius yra vienas iš kintamumo arba svyravimų arba angliškai volatility rodiklių. Ir šie svyravimai yra pagrįsti standartiniu nuokrypiu, kuris pasikeičia svyravimams didėjant arba mažėjant. Indikatoriaus diapazono linijos prasiplečia, kada svyravimai rinkoje išauga ir indikatoriaus diapazono linijos susiaurėja sumažėjus svyravimams. Kainos svyravimai virš arba po Bollingerio linijomis, Bollingerio bangomis neturėtų būti vertinami kaip tiesioginis pirkimo arba pardavimo signalas. Šio rodiklio kūrėjas, pats Džonas Bollingeris, aiškina, kad kainos prisilietimas, kainos prie diapazono linijų arba jų perkirtimas yra tik užuomina. Pagrindinis šio indikatoriaus tikslas yra parodyti kainos pokyčio stiprumą arba silpnumą. Tokiu būdu kainos judėjimas link viršutinės linijos parodo stiprumą, o ženklus kritimas link apatinės linijos parodo silpnumą. Taip kaip ir kitų osciliatorių tipo indikatorių atveju pasiektas lygis, pasiektas Bollingerio bangų juostos indikatorių. Pasiekta Bollingerio bangų juosta, vadinamas perpirktas arba perparduotas lygis nebūtinai yra naujo įsakymo atidarimo signalas. Rinka turi būti stipri, kad galėtų pasiekti perpirkimo lygį ir toks perpirkimo signalas gali užsitęsti, jeigu rinkoje matome ilgo laikotarpio stiprų trendą. Atitinkamai kaina gali svyruoti ir arti Bollingerio bangų viršutinių linijų esant tam pačiam stipriam trendui. Kadangi viršutinė Bollingerio bangų linija yra nustatoma dviem standartiniais nuokrypiais aukščiau nei 20 periodų paprastojo slankio vidurkio linija, viršutinė riba gali būti viršyta stipraus kainos pakilimo, kainos šuolio metu. Stipraus pakilimo trendo metu yra labai tikėtina, kad kaina ir toliau tęs kitimą arti arba ties viršutinę riba ir niekada nepasieks apatinės ribos. Ir vėlgi analogiškai taip pačiai atvirkštinė situacija, kadangi atstumas tarp standartinių nuokrypių linijų yra tikrai didelis. Šiaip pastebėtina, jog tokiais atvejais vidurinė linija, tai yra tas pats paprasčiausias lankusis vidurkis, galimai suveikia kaip artimiausias palaikymo arba artimiausias pasipriešinimo lygis. Tai tiek šios dienos seminare, susisiekite su mumis telefonu, elektroniniu paštu,
peržiūrėkite mūsų naujausius video įrašus YouTube kanale ir sekite mūsų naujienas Facebook'e. Ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmės. Iki malonaus.